nuošalėje rungtynių arbitro asistentui. Aišku, Bernardo Silva iš tų žaidėjų, kurie moka save vesti rungtynėse, sakykime taip, kai yra gavęs kortelę, tai tikrai nėra tas futbolininkas, kuris dažnai pavestų savo komandą, praktiškai, turbūt, kad niekada. Gemalis, Torresas, Poro. Laportas. Paskutinės pagrindinio laiko sekundės tiksi. O čia pražanga. Bernardo Silva dar kartą pažeidžia taisyklės prieš Merino. 6 minutės kompensuotos. Fabianas Ruizas su kamuoliu. Ferranas Torresas, geras perdavimas. Ir tai yra įvartis. 1-0. Mikelis Merino. O čia yra įvykių posūkis. Taip, komandos žaidė ramiai, bet ispanai galiausiai išraičioja kamuolį, suranda skylę varžovų gynyboje ir Portugalus stumia ties prarajos riba. Dabar jau Portugalijai lieka labai nedaug laiko tam, kad įsigelbėti per pridėtą teisėjo laiką. Jau siunčiamas įvartis į Portugalijos rinktinės vartus ir Mikelis Merino. Tai yra didelių rungtynių žaidėjas, dažnai jis sugeba atlikti tokius įspūdingus epizodus. Ir štai čia ta skylės, štai čia tas tarpas ir tarp vidurio gynėjų. Rubeną Diešą čia išsiveda, su savimi Ferranas Torresas atlieka perdavimą tarp gynėjo kojų, o Mikelis Merino viską atlieka tiesiog pagal žanro klasiką į artimą į vartų kampą, matydamas ten erdvę. Diogo Košta šioje situacijoje irgi buvo aptiktas labai negeroje padėtyje. Labai sudėtinga vartininkui, kai atakuojantis žaidėjas praktiškai per aikštės vidurį atkeliauja link jo, turi daug ploto ir tą visą plotą, tą visą laiką dabar pasaulyje, galima sakyti, turėjo šioje situacijoje Mikelis Merino. Visi koziriai buvo jo rankose ir šią situaciją jis naudojasi. Portugalija dabar jau